Sveiki YouTuberiai, su jumis sveikinasi Stifleris ir jūs žiūrite antradienio Stiflerio šou. Taigi pradėkime nuo naujienų. Visi žinome Fukushima 1 atominės jėgainės nelaimę, kad ją užgriuvo bele kaip stiprus 9 balų žemės drebėjimas ir net 10 metrų tsunamių bangos. Iš tiesų tai yra gan galingos gamtos stichijos, vanduo ir žemė, padarė savo iš tikrųjų ir Japonija šiek tiek nukentėjo, nors iš tiesų dabar stojasi ant kojų. Tačiau šiandienos žiniomis Fukushima 1 antrasis ir trečiasis reaktoriai rodė nežymų aktyvumą. Naujienų agentūra Kyodo pranešė, kad virš antrojo bloko kyla garai, o trečiąjį reaktorių taip pat apgaubė balta migla. Per šią krizę blokose kelis kartus su didelė jėga įsiveržė garai, o ekspertai sako, kad šių incidentų metu į aplinką tikriausiai pasklido nedidelis kiekis radioaktyvių dalelių. Viską gesina ir po truputį gęsta, tai gali būti vandens garai. Nors radioaktyviosios dalelės galėjo kartu su garais išeiti, tačiau trečiasis reaktorius vis tiek lieka paslaptis. Gyventojai susirūpinę dėl tokios taršos, tačiau pareigūnai nelinkę plėsti iki 20 km evakuacijos zonos. Jie mano, kad tai yra nereikalinga, nes tarša iš tikrųjų nėra tokia ir baisiai didelė. Po šią jėgainę įsmogusių 9 balų žemės drebėjimų ir 10 metrų tsunamių bangos iš apylinkės buvo evakuota virš 170 000 žmonių. Tai iš tikrųjų begalė daug žmonių. Pagal naujausius duomenis 10 km spindulių nuo evakuacijos zonos radioaktyvumas siekia vos 110 mikroservantų per valandą. Tokio intensyvumo radiacija nėra tokia super stipriai pavojinga žmogui, tačiau jinai daug didesnė negu paprasta gamtos radiacija. Ir jei jūs manote, kad jūs laisvai galite paremti Japoniją finansiškai, užeikite į www.ifrc.org/japan. Tai yra Japonijos raudonasis kryžius ir nepagailėkite šiek tiek finansiškai paremti Japoniją. Toliau, Libijos karas. Visi jau apie tai girdėjote ir visiems į tai nusispjaut, kad vyksta kažkur trečiasis pasaulinis karas ir tikriausiai dėl to šiek tiek pabrangs degalų kainos, galbūt per litą ir netgi vaikų sauskelnes. Kodėl aš pasakiau vaikų sauskelnes? Nežinau, bet tai nesmė. Ir pagal naujausius duomenis, Amerika išsiuntė savo naikintuvą į Libijos karo zoną netoli Tripolio. Kaip netyčia atsiranda tokia bėda, kad tas naikintuvas nukrenta. Ir taip gaunasi, kad pilotai katapultuojasi, prisijungia prie sukilėlių ir dabar kariauja tenais visi bendrai. Tačiau tai nėra pagrindinė naujiena. Pasirodo, populiariojo Twitter socialinio portalo vartotojas, vienas iš vartotojų šiandien paskelbė šių naikintuvų koordinates. Pasirodo, trumposiomis bangomis perdodamų pokalbių gali pasiklausyti ir vadinamieji trumpabangininkai mėgėjai. Pats įrašų Twitter tinkle autorius tvirtina, kad klausėsi pilotų pokalbių norėdamas žinoti tiesą be jokios propagandos, karinės ar politinės priemaišų. Jis aišku neturėjo blogų kėslų. Negana to, jis vėliau paskelbė ir Libijos kariuomenės bombonešių B12 koordinates tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje. Tai atleidžia jį nuo bausmės. Kurios paslaptingai niekas niekur nedaro ir niekur apie tai niekas nerašo. Ir taip, Vilnius, Geležinio Vilko gatvė, 17 val. Antradienis, tai yra šiandien Volkswagen Jetta automobilis siaubingai sužalojo stulpą, kuris atsaku sužalojo mirtinai Volkswagen Jetta. Kaip tai vyko? Pasirodo, kad atvykusiems pareigūnams jaunuolis aiškino, nors ir buvo blaivas, tačiau aiškino tokį, gan įdomų įvykį. Pasirodo, jaunuolis važiuoja savo laimingas pro Ozo prekybos centrą, ten po tiltu, tiksliau šalia to tilto. Ir kaip netyčia įvykis įvyksta ne dėl to, kad mergina jam trenktų į veidą iš beisbolo lazdos, sumuštų jam genitalijas ir jam grėstų mirtina impotencija, ar mašinos ratas sprogtų ir jisai trenktųsi į sieną, paskui stulpą ir taip velniškai sumaitytų mašiną. Ne, pasirodo, viską sukėlė voras, kuris užlipo merginą ant peties, mergina beprotiškai išsigando, vaikinas mėgino ją praminti, kažkaip tai netyčia pasuko vairą ir automobilis trenkėsi į stulpą. Geriausios žinios tai, kad niekas nenukentėjo, aplinkiniai taipogi nenukentėjo, vairuotojas mergina sveiki. Tačiau, kad ir kaip gaila, vis tiek kažkas turėjo nukentėti ir nukentėjo vaikino kišenė, kurią, pasak elektrikų, reikės apkarpyti iki 3000 litų. Ir štai tiek apie šiandienos naujienas. Ir naujausias dalykas, kuris tikriausiai jūs nustebins, tai yra dovanos. Kas nekeista, aš jums dovanosiu marškinėlius su Tele2 brandu. Tele2 SMS lenktynės, būtent tokius marškinėlius jūs galėsite gauti greitai. Jeigu nori gauti mano marškinėlius, palik vertingą komentarą po video, nepamiršk jį įvertinti teigiamai, palikti
palikti kokį klausimą iš šiandienos temos ar kitos temos ir aš tau tos marškinėlius padovanosiu paskutinį šio mėnesio penktadienį. Būtent tau, mielas žiūrovė, kuris pakomentuos ir teigiamai vertins video. Ir tai tiek. Jeigu jums patiko šitas video, nepamirškite subscribinti, palikti komentarą pačioje ir teigiamai vertinti šitą video nykščiu į viršų, bei pasidalinti juos su savo draugais. Taip kad tiek, Stifleris baigė, mylėkite ir mylėkitės.